Intuicija – moters potencialo raktas. Pastebėjot, kad yra gyvenime tokių etapų, kada viskas eina tarytum ant sparnų lengvai. Ir yra tokių, kai tu vaikšti tarytum šunkeliais. Kada mes gyvenam iš savo aukštesniojo aš, kada mes sekam savo sielos planu, pas mus yra va tas lengvumas, pakilėjimas, viskas dėliojasi, žmonės atsiranda teisingi, susidėlioja geriausi variantai, o būna tokių, kai viskas eina tarytum nuo kalno. Ir daug mano klienčių, dabar jau mano kolegių, kurios dirba transformaciniai srity, dvasiniai dalykai, ezoteriniai, vidiniai vadinami. Aš mačiau, kad daugelis iš mūsų turėjo tokią sunkią karminę patirtį. Va, ta prasme, gyvenimas toksai ypatingai pradžia ta mūsų jaunystė, įvairios tos patirtis, vaikystė. Ir toliau, kaip klostėsi, dauguma tokios, išgyveno tikrai sudėtingų dalykų. Iš tikrųjų, tai yra programos mūsų vadinamosios tos 3D matricos, tą reikia suprasti, bet iš jų išeiti irgi yra didžiulis darbas. Ir kai gyveni, atiduodi visą save taip ir verslui, ir tam vidiniam darbui su savim, ir vis tiek išlenda kažkokie tai dalykai, kai tai, ką tu kūri, vėl vyra, ar ne, tai santykiai nesidėlioja, tai klientai, tai verslai, tai programos nebetinkamos, tai keičiasi kažkas socialiniuose tinkluose, tai verslo kažkokie partneriai, tai vėl kažkokie piniginiai dalykai, ar ne, išlenda kažkokie dalykai. Normalu, kad tu savęs klausi, kiekgi galima. Ir žiūrėkit, intuicija tai yra sielos arba mūsų aukštesniojo aš, išmintingosios dalies balsas. Ir labai svarbu ją girdėti ir remtis. Ir taip tai yra nepaprasta, kai aplinkui tiek visko daug, naujas technologijos. Dabar ypatingai, kai mes išgyvenam tokias vibracijas, naujas padavimą į žemę, ir žmogaus kūnas ir psichika nespėja susitvarkyti, kai žmonės aplinkui irzlesnė, kai iš tikrųjų dabar ateina naujos taisyklės, ar ne veltui aš darau šitą ciklą naujo age moteris, naujos eros moteris. O keičiasi labai daug kas ir iš tikrųjų dabar bus labai vienas svarbus momentas, rezonanso principas, kad žmonės šalia tavęs liks tie, kurie vibraciškai rezonuos. Ir todėl tai yra normalu ir aš matau savo artimųjų klienčių ir pažįstamų žmonių rate ir pati išgyvenu skyrybų dalykai, verslas nebeveikia, ta prasme nuimamos tam tikros programos, nebeveikia mūsų įrankiai vidiniam darbui. Ta prasme, mes vėl jau norim to stabilumo kažkada, tai ar ne, jau to gyventi, kad viskas būtų gerai, bet iš tikrųjų vėl lenda kažkokie dalykai. Ir todėl, žiūrėkit, kai mums jau nebe 30, bet jau 50, gal ir daugiau, ar ne, 45, tu nebenori jau bandyti. Todėl tu nebenori įvairiausių tų dalykų šokliuoti, ar ne, jau norisi gyventi, jau norisi kažko tai ramiau, normaliau. Ir savaime suprantama, kažko tai dar daugiau patirti gyvenime, kiekgi galima eiti per tuos kalnelius aukštyn žemyn. Todėl labai būtina atsisukti tą savo intuiciją. Taip, labai daug to vidinio triukšmo. Tai yra išorinio triukšmo, ar ne, visokios ten informacijos, naujų dalykų, poreikių reikia. Bet be to mes niekur nejudėsim, nes bus, kaip pasakyti, patys žinot, ar ne? Kai neklausai intuicijos, kai neišgirsti to vidinio išmintingojo balso. Statai koja ne ten. Santykiai ne taip eina, nors žinojai. Arba verslas ne į tą pusę eina, ne to žmonės pritraukia. Tai todėl dabar trumpai, kasgi trukdo, ar ne, tą intuiciją girdėti. Visų pirma, loginis protas. Jo, kada mes labai daug savo veikloj planuojam, statomės tikslus, užduotis, ar ne, daug tos veiklos eina iš vyriškos energijos, loginio proto. Toliau, analizavimas gilus, fokuso praradimas, kada vėl tu nuo vidaus į išorę, ar ne, daugiausia žiūri. Toliau įtampa. Likę visokios programos
Nu, likučiai, ar ne, juk mes dabar tame vidinėme darbe dirbam, ar ne, kad įsivalytumėm to savo karminės programas, vidinės programas, ten įvairios aukos vaidmenį, apsišaukėlės sindromą, autoagresiją, kad dirbtumėm su savo asmenybės dalimis, ar ne, kurios užšaldytos, kur energija prarasta. Toliau ten šeimos traumatika, ten giminės įvairiausi dalykai, nu, su kuriais mes dirbam, ar ne, tam, kad eiti savo tą pilnatvę, pilnatviškumą. Tai vat likučiai, kurie dar yra tų dalykų, programų nepraeitų, dabar jos ypač labai stiprėja, tam, kad žmonės įsivalytų, bet tai yra, reikia eiti per iššūkius, ar ne, per tiesą, per savęs nemažinimą, per girdėjimą savęs. Vėl baimės kažkokias lenda, ta prasme, tai yra vėl transformaciniai momentai ir jie yra sustiprinti. Ir savaime suprantama, tokiuose etapuose tave vėl išmuša iš tavo tos vidinės nusistovėjusios būsenos, vėl kažkoks nerimas, vėl kažkoks tai įtampa, vėl abejonės, vėl kažkur nežinai kaip elgtis. Savaime suprantama būsena irgi įtakoja ir tada, kai pakyla nerimas, tu to negirdi to savo vidinės balso, intuicijos. Toliau seni dar kažkokie įpročiai likę. Kovoti, įrodyti, lygiuotis, ar ne, ten savo pranašumą įrodinėti, susimažinimas, nedavertinimas, baimės eiti naują, paleisti seną. Toliau susimažinimas, geros mergaitės sindromas, apsišaukėlio sindromas, dvasinis ego didžiulis irgi dalykas, į ką reikia žiūrėti. Tai va, visi šitie dalykai, tokia traumatika išgyventa, visi šitie dalykai trūko, tai yra mentalinės tokios šiukšlės, ar ne? Mūsų tai tikėjimai, kas yra, ne mano, kas primesta sociumo, kur dar ten kažkokios tėvų programos mūsų galvoj skamba. Visokie kiti dalykai, ten separacija nuo tėvų nepraeita. Visi šitie dalykai blokuoja mūsų tą intuiciją, vidinį balsą. Drąsa būti savimi irgi labai yra svarbu, drąsa išsiskirti, būti savo vietoj, savo potencialą išpakuoti, savo vidinę galią išpakuoti. Tai prasme, brandaus žmogaus, brandžios moters pozicija. Visi dalykai, kurie trukdo, tai irgi susijęs su intuicija. Tai kad, tai yra blokai, nors toks žodis nuvalkėtas, bet tai yra blokai. Tai va, ir todėl mes negirdim to savo intuicijos. Tada ką mes turėtumėm daryti? Stiprinti savo vidinę ramybę, tą ramų proto balsą, nuramintas protas, kad būtų vidinė tyla, ar ne, kurioje ateina aiškumas, kurioje galim girdėti. Toliau fokusas į vidų. Dabar dar vienas labai svarbus dalykas, irgi su kuo reikia dirbti, harmonizacija. Nes dabar mes gyvenam tokį etapą, ar ne, vadinamos tos aukos, kur nuo mūsų tarytum nepriklausė, automatizmą, ar ne, ir daugybę metų mes iš to save gelbėjam. Ta prasme, ar ne, per tas programas, savo savivertės, ten pakelimą, atradimą, iš savo tų blokų visokių, išvalymą, ar ne, visų tų sindromų nuėmimą, apsišaukėlę ten, kas aš toks, kad aš eičiau į kitą veiklą, ypatingai tai transformatoriai, kurie dirba. Tai va, visi šitie dalykai, va tas etapas, ne, mums buvo reikėję ir buvo svarbu kelti savo vibracijas, jo, daugiau džiaugsmo, daugiau gausos būsenos, daugiau vidinės ramybės, mėgavimuose. Ir tai buvo labai labai svarbu, bet reikalas tas, kad daugelis iš mūsų nuėjo į tokius utopinius dalykus. O į meilę šviesą, tralelę, o iš tikrųjų yra tos meilės savo, tikros tos meilės savo, pagarbos, to klausimo savęs, to savo pripažinimo vidinio, ar ne? Vat, kai aš galiu būti savim, eiti savo keliu, kalbėti savo tiesą, net kai manęs nesupranta, kai aš galiu būti atrama pati save, kai man nereikia, kad man pritartų, man plotų, man nelaimintų, mane ta prasme, priimtų, pateisintų, visi va tie mūsų emociniai poreikiai. Taip, jeigu ar mes duodam tą savo, vat meilė tai irgi yra apie tokius dalykus, ar ne, priėmimas savęs, tai yra tik vienas toksai dalykas, bet girdėti save, pažinti save, nebežaisti tose iliuzijose, nebebūti tame susimažinime, nedaleisti tos autoagresijos prieš save, ar ne, tų visų vidinių kritikų. Mesgi patys savy turim didžiausią priešą prieš save. Ir dabar yra toksai etapas labai svarbus, kada mums reikia savo, kaip žmogaus, energetinės sistemos harmonizaciją daryti. Nes pas daugelį dabar
veikia aukštesniosios čakros, bet materialiam plane, toj savo savirealizacijai nėra tų dalykų, kad mes tvirtai stovim ant žemės, ar ne, kad mes materialiai kuo puikiausiai išsilaikom. Nes, materialusis planas irgi rodo, atspindi mūsų tų vidinių programų, irgi kaip išraiška, ar ne, kas pas mane viduje, kokie blokai, nes kaip ir sakau, pinigai tai visų pirma yra mūsų vidinės žmogaus, va tos visos galios, vibracijos, energetikos išraiška. Todėl, kad tu gali turėti 101 idėją, bet jeigu nėra energijos, pasitikėjimo, tai įgyvendinti. Jeigu nėra to žinojimo, kad aš galiu, niekur tu nepajudėsi, nors tu 5 diplomus turėk, nors tu ten, nežinau, būk modelio išvaizda ir kaip nori, nebus to. Todėl, kad vidinis, tas energija, būsena ir viskas, kas tą įtakoja, tai mūsų pasitikėjimas, ar ne, kiek tu save vertini, visi tie dalykai, kiek tu moki iš vidų savo tos emocinius poreikius uždaryti, viskas tas įtakoja, teisingai veikia komplekte sinergiškai. Pinigai tokia išraiška vidinių, kaip aš sakau, vidinių pinigų, vidinės tos programos. Ir dabar dar vienas labai svarbus dalykas su tuo susijęs, tai yra atvira širdis. Atvira širdis. Pas daug žmonių, net jeigu jie dirba su aukštom vibracijom ir kalba apie meilę, o meilės vibracijos jie neskleidžia iš savęs. Todėl, kad širdis yra uždara, širdies centras yra uždaras. Tai visi šitie dalykai blokuoja mūsų potencialą. Ir tada lieka kas? Tik tai dirbti iš reikia, dirbti iš privalau, dirbti iš valios ir savaime suprantama, iš to reikalavimo iš savęs mes tampam neresursinės, pas mus nebėra džiaugsmo, pas mus nebėra lengvumo ir mes nešam tą tokią savo vidinę tuštumą į išorę. Ką mes galim duoti, kai viduj tuščia? Nieko. Nieko nėra ką duoti. Todėl moteriai labai svarbu savo tą vidinį selą, vidinį resursą, rūpintis juo, ar ne? Girdėti savęs. Dėl to tas vidinis darbas toks reikalingas ir jis niekur nedirbs, nedings, bet dar labai svarbu irgi nenueiti vien tik tai tų blokų pradirbimą. Reikia atsisukti iš tikrųjų į savo jau tikrąją prigimtį moterišką, nes ten mes irgi gyvenam tik tai loginio supratime, kad aš siela, o iš tikrųjų gyventi sielą, ką tai reiškia. O ką tai reiškia girdėti tą savo intuiciją, rinktis tą savo kelią. Šitie visi dalykai labai susiję. Tai šiandieną mano buvo tokia žinutė, čia net nepilnas gal video, yra dar dalis, aš dariau, nes video nutrūko ir aš padariau šitą dar irgi dalį, kad būtų toksai šiek tiek išbaigtumo ir todėl merginos, aš jums labai linkiu, kaip pasakyti, nesusilenkti po tą visais dalykais, kurie ateina ir užgriūna, bet iš tikrųjų prisimint, mes turim tą potencialą, mumise yra daug daugiau, bet dar vienas svarbus momentas, ar ne? Mūsų logika, mūsų dvasinis ego, mūsų ego blokuoja mūsų potencialą. 3D matrica blokuoja mūsų potencialą, mūsų dvasinį tą kelią sielos, todėl kad jeigu tu girdi savo intuiciją, jeigu tu eini iš savo aukštesnio aš, tu esi laisvas, o matricai tokių žmonių nereikia. Todėl aš kviečiu atsisukti savo tą potencialą, prisiminti, kad mes turim kūrybinės galios, kad mes daug ką galim. Ir kalba eina ne apie tai, kad aš pati per sunku, ne, būtent per tą lengvumo energiją, per tą girdėjimo intuicijos, tada tu neįkvoji savo gyvenimo laiko brangaus daryti neteisingus dalykus, ne ten statyti koją, nebevaikščioti šunkeliais, bet eiti pačiu lengviausiu, pačiu tikriausiu ir natūraliausiu keliu sau ir dėl savęs. Girdėti save, rinkti save, nesusimažinti, todėl kad daugelis iš mūsų nori gyventi daugiau, gražiau, kažkokius tai naujus projektus, proveržius daryti, naują lygį. Bet supraskit, kad tam reikia ir daugiau energijos ir ta energija eina didesniems ir globalesniems projektams. Ir ten jau reikia tavęs brandžiaus. Ko aš jums ir linkiu, brangios moteris.